Jungtinėme VU TSPMI ir VU medicinos fakulteto tarybų posėdėje buvo nuspręsta nuo 2016-2017 mokslo metų sujungti šiuos VU akademinius kamieninius padalinius į tarptautinių santykių ir politinės medicinos fakultetą. Planuojama, jog jungtinėme fakultete atsiras tokių tarptautinėje rinkoje konkurencingų studijų programų kaip burnos higienos politika Rytų Europoje, politinė sveikata ir kitos. Anksčiau nei 2016 metais įstoję studentai turės galimybę prailginti savo studijas ir baigti vientisąsias biopolitikos mokslų studijų krypties studijas. Nuo 2016 metų studentai stos tik į vientisųjų studijų programas, mokysis 5-6 metus, kuriuose bus derinami tiek sveikatos, tiek politikos mokslai. Didžiausias studentams iškilęs klausimas, koks kamieninis padalinys bus įrašytas diplomo priedėlyje baigus studijas. Iki 2016 metų įstojusiems studentams, kurie nepasirinks tarpdisciplininių studijų galimybės, bus įrašomas senasis akademinis kamieninis padalinys, o nusprendusiųjų pailginti savo studijas arba įstojusiems nuo 2016 metų bus įrašomas naujasis TSPMF.